Arba labai tiek daug dramos, nu tų hukų, kad net atrodo, o dieve, tai kas čia vyko? Taip. Jo, kur pirmas storis būna apsiverkęs veidas ir kas šiandien įvyko. Tada antras storis, palaukit, papasakosiu už 2 valandų. Trečias storis, dar vis negaliu prieiti. Ne? Ir taip tęsiasi, kol galiausiai sužinai, kad žmogui nagas nulūžo. Tai čia kas įvyko, dėl ko verkiu. Tikrai čia yra toks manipuliavimas, visiškai sutinku. Aš asmeniškai labai nemėgstu tokios prieigos, dėl to aš jas ir netaikau. Bet aš tikrai esu žiūrėjus mokymų, kur rekomenduoja taip daryti, ne va tai išlaiko dėmesį ir taip toliau. Bet čia ir yra visada tas dalykas, kad mes galim žiūrėti N mokymus, skaityti N knygų, bet mes turim atsirinkti, kas mums yra patogu. Ir, pavyzdžiui, man yra labai nekomfortabilu kelti tokias dramas, įkelti apsiverkusios veidą, tam, kad aš už paros įkelčiau dar pardaviminį kažkokį pasiūlymą. Nes aš pati suprantu, kad aš manipuliuoju žmonėmis. Tai kodėl auditorija, ką jinai yra kvailesnė už mane, jinai to nesupranta.